Viskas prasidėjo tą lietingą rytą. Linas, patyręs vairuotojas, vėlavo į darbą. Kelionė įprastai trunka vos 10 minučių, tačiau tą rytą eismas buvo lėtas, o lietus pylė kaip iš kibiro. Linas pasuko į kairę, bet tuo metu, pro saulės atspindžių šlapiame kelyje, jis nepamatė pėsčiojo. Laimiai, viskas baigėsi tik išgąsčiu, bet ši situacija galėjo būti visai kitokia. Kas kaltas? Susidėvėję valytuvai. Jie valė stiklą netolygiai, cypė, paliko dryžius, o šlapias asfaltas ir saulės blyksniai tik dar labiau pablogino matomumą. Linas prisiekė, daugiau taip neberizikuos. Valytuvai mojuoja, bet nevalo, šitaip rizikuoja daugelis vairuotojų, net nesusimastydami. Kada keisti valytuvus? Geras matomumas vienas svarbiausių saugaus vairavimo veiksnių. Jei tavo valytuvai cypia ar skleidžia nemalonų garsą, palieka žymes ar visai nenuvalo dalies stiklo, veikdami trūkčioje, tai ženklas, kad laikas juos keisti. Ne tik dėl komforto, saugumo, bet ir dėl galimybės laiku pamatyti kitą automobilį, kliūtį ar žmogų kelyje. Valytuvus rekomenduojama keisti 2 kartus per metus, rudenį ir pavasarį. Kaip išsirinkti tinkamus valytuvus? Svarbiausia žinoti savo automobilio markę, modelį. Visa kita patikėkite specialistams, nes saugumas tavo rankose. Tiksliau, ant stiklo. Geriau valytuvų ir padangų sąskaitą netaupyti.